Sveiki visi. Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock lankėsi Sirijoje. Į akis krenta tai, kad jinai nors atskrido su šūdo spalvos paltu, čia dabar labai populiaru tarp princesių, princų, karalių, tai ir jinai užsidėjo šūdo spalvos paltą. Po to paltų nieko nebuvo ir jinai į susitikimą su Džolaniu Al-Šara atvarė tiesiog su marškiniais. Šviesiais marškiniais sukištais į šviesias kelnes. Ir jisai buvo ganėtinai pasimetęs, matosi, jis apsirengęs su kostiumu, su šlipsu, įsitempęs, pasitempęs, jis tiesiog nespaudė rankos, bet jinai labai išsiskyrė. Ir marškiniai be nieko, bet kurioje kultūroje tai yra, kad moteris nuoga. Tai ką jinai čia tuo norėjo pasakyti? Lietuvių kultūroje irgi buvo, kad moteris, jeigu tik su marškiniais, tai jinai nuoga. Tai va čia, kur būna folkloro ansambliai, kad šoka nuogos piemenaitės ant scenos be jokių liemenių, tai čia nuogos piemenaitės. Tai jinai apsirengė kaip nuoga. Ir čia provokacija, čia taip Šimonytė darydavo, jinai skrisdavo į arabų kraštus, apsitempdavo labai šlykščiai, o tie arabų šeichai netgi rankas dėdavo vaikam. Atsiprašau savo tokių, kad nežiūrėtų to šlykštaus apsitempimo, bet Šimonytė ten sugebėdavo kažkaip tai švarką apsirengti, nors į tūsą su tais šeichais ėjo tik tai su marškiniais. Tik tai su marškiniais eiti su plika galva, su kelnėm pas islamistus, kaip jinai pati sakė, tai yra didžiulė nepagarba. Tai aš nelabai supratau Vokietijos pozicijos, kad skristi po ilgo laiko į Siriją ir parodyti didžiulę nepagarbą. Paskui jinai dar per mikrofoną pasakė, kad Vokietija nerems finansiškai islamistinio režimo, pabrėžė islamistikai, angliškai net iš lapelio šnekėjo. Tai aš visai nesupratau, kam skristi į Siriją ir pareikšti per mikrofoną, mes jūsų neremsime, kai tuo tarpu 2 milijonai turkų gyvena Vokietijoje, ten kepa kebabus, valo patalpas, bet islamistai darbuotojai tinka, bet islamistiniam režimui nieko nepadėsime, atvažiuoju apsitempusi su šviesiom kelnėm, apsitempusi su marškiniais šlykščiai sukištais į tas kelnes. Labai šlykščiai jinai atrodė, iš tikrųjų, ten daug kas komentaruose parašė. Tai aš nežinau, aš tai pavyzdžiui skrisčiau pas tą Džolanį, tai aš užsimuturiočiau iš tikrųjų su ilgiausia tą pančą tandrat su... O kas čia tokio įlysti į tą suknelę, užsivinioti su didžiausia skara ir visi patenkinti. Ir ta prasme, tai kaip ta žurnalistė ten iš CNN ar iš BBC su skara didžiausia, jisai atsipalaidavęs, prieš šį moteris sėdė apsirengusi, islame moteris be skaros tai yra neapsirengusi, nuoga, jie pasimetę yra vyrai, o jeigu moteris apsirengusi gražiai, jie irgi jis atsipalaidavęs tą interviu duoda, o dabar jisai įsitempęs labai yra, tai čia tas demonstravimas, čia tų savo kultūrų, tai, ne vietoj. Bet aš dar kartą įkišiu trigrašį, tai kodėl ta princesitė Anglijos Kate, kodėl jinai ir tas jos vyras, tas Williamas, kodėl jie moka elgtis, jie skrenda į arabų kraštus ir jie apsirengia atitinkamai. Labai gražiai su skarom, jinai su skara, jinai su ilga suknelė, po suknelė kelnes. Kodėl jie moka apsirengti, ne? Jie britai, jie galėtų irgi vaidinti, mes vakarų pasaulis, mes labai laisvi. Jos vyras irgi, tas būsimas Anglijos karalius, irgi su tokia kaip suknelė apsirengė, su tų kraštų drabužiais, ėjo į pobūvį ir apsirengė tų kraštų drabužiais, pagerbdami. O čia atvažiuoja, tai jinai tą ir norėjo, jinai norėjo sukelti apkalbas, šoką ir su šūdo spalvos paltu, aliuzija į Anglijos tą karališką šeimą, dabar ta karališka šeima labai mėgsta tą spalvą. Net ir Meghan Amerikoje sėdėdama, ta karaliaus Marti, irgi mėgsta tokį paltą. Tai kai visi aptarinėja drabužius, tai tada nebereikia aptarinėti, ką jinai pasakė. Gal jinai ir neturėjo ką pasakyti ta Vokietijos užsienio reikalų ministrė. Tai tiek.